Sveiki, čia pokalbiai apie priklausomybės ir šios dienos tema, kokiais būdais galima padėti žmogui kreiptis pagalbos ir sveikti nuo priklausomybės. Visų pirma, pakalbėsiu apie tai, kokie būdai nepadeda, kas trukdo sveikti. Labiausiai, ko gero, didžiausias trukdis yra toks perteklinis matymas to, kas yra blogai, tai yra akcentavimas žalingų priklausomybės pasekmių. Patys priklausomi žmonės labai puikiai supranta ir mato, kas su jais vyksta. Jaučia žalingas pasekmes, dėl to save keikia, nekenčia savęs, bandom šitą žalą kažkaip sumažinti, išvengti, bijo pasekmių, gąsdina save pasekmėm, kad viskas, nes nebegersiu, nebelošitinai, nes kad man nebūtų blogai. Šalia esantys žmonės taipogi naudoja šitą tokią gąsdinimo metodiką. Žmogau, tau nebegalima gerti, nes nemoki gerti, neturi tų stabdžių, pražūsi, neteksi namų, nusisuk žmonės, išmes iš darbo, ir taip toliau. Kitaip tariant, bandoma paveikti priklausomybę, gąsdinant baisiom žalingom pasekmėm. Tiesa, kartais būna atveju, kad net ligoninė pagąsdina. Taip ir sako, kad žmogau, jeigu gersi vėliau ar anksčiau, tu atsidursi psichiatriniai. Šito vietoje, jeigu girdžiu tokie pasakymai, iškart stabdau, stop žmonės. Kodėl jūs gąsdinat psichiatrinę ligoninę? Kažkoks stigmatizavimas čia. Deja, visuomenėje šiandienai psichikos ligų gydyme stigma dar egzistuoja. Jeigu žmogus paklius į psichikos sveikatos priežiūros įstaigą, tai džiaugtis reikia, nes ten yra galimybė gauti pagalbą. Yra vietų, kur priklausomas žmogus papuolęs pagalbos kaip ir nebesuras. Taigi, nepadeda pyktis, gąsdinimas, neapykanta, baimė. Iš esmės tai yra tie dalykai, kurie kaip ir maitina priklausomybę. Priklausomybė yra patologija, nenormalumas. Ir kuo daugiau baimės bei gąsdinimų, tuo priklausomybė labiau progresuoja. Tai tas pats būtų, kas laužą bandyti užgesinti, pilant ant laužo benziną. Negatyvo priklausomybės yra net per daug. Ten, sakyčiau, yra perteklinė blogio sankaupa. Kartais į žmogų net siunčia ten, kur nereikėtų. Sako, eik tu po velnių. Žmogus ir taip blogai elgėsi, neteisingai. Ir ten atgal į pas tą patį šėtoną ir siunčia. Jeigu žmogus elgėsi blogai, neteisingai, žalingai, galbūt pas Dievą reikėtų įsiųsti. Kalbu apie tą pozityvą, kad parodykim žmogui kelią, padėkim pamatyti tai, kas jam gali padėti, prašviesinti, pagerinti jo gyvenimo kokybę. Taigi, kas padeda? Labiausiai motyvuoja keisti gyvenimo būdą ir sveikti nuo priklausomybės, tai matymas teigiamos perspektyvos, kad žmogus suvoktų, kad sveikti, nebevartoti, nebelošti, nesisvaidinti yra gerai, kad reiškia jam iš to bus tam tikra nauda ir labai svarbu tai pabrėžti, padėti žmogui tai pamatyti. Pavyzdžiui, darbdavys, matydamas, kad jų darbuotojas turi problemų dėl alkoholio vartojimo, gali pasikviesti ir pagąsdinti žmogau, tu neblaivus darbe, ne pirmą kartą. Jeigu taip toliau tęsis, būsi atleistas iš darbo. Gali parodyti ir kitą variantą. Žmogau, tu turi problemų dėl alkoholio vartojimo, tu esi mums svarbus, reikalingas specialistas, kreiptis pagalbos, gydaisi, nebevartoji, nesisvaidini ir tau darbo vieta bus išsaugota, dirbsi čia ilgai ir laimingai. Dvi perspektyvos. Būsi atleistas ir išsaugosi darbo vietą, kuri labiau suveiks. Šeimos nariams kartais rekomenduojama taipogi bandyti paveikti, padėti žmogui per tą teigiamą pusę, kad žmogau, tu esi mums svarbus, reikšmingas, mes tave mylim, nors ir kartu nekenčiam, bet mes norim tau padėti, tu mums svarbus, kreiptis pagalbos, kom galėsim, tom paremsim ir viskas bus gerai. Ta tokia mažytė dalelytė, tas krislelis pagarbos, orumo, kuris žmogui parodomas, kažkur ten dušiai nusėsta ir jeigu net ne iš pirmo karto pavyko padėti, gal žmogus vėliau prisimins, kad su juo elgėsi pagarbiai, jam buvo ištiesę pagalbos ranką ir galbūt tada jisai sugrįž, gal po mėnesio, gal po metų, nesvarbu. Svarbiausia, pabandyti žmogui padėti per pagarbą, nepažeidžiant jo orumo, nes kiekvienas žmogus, koks jis bebūtų, jis vis tiek vertas, nors kruopelytės pagarbos. Rekomendacija tiems, kurie jau sveiksta nuo priklausomybės, taip pat mažiau žiūrėti į žalingas neigiamas pasekmes praeitį ir daugiau žiūrėti, ką žmogus turi iš blaivaus, tvarkingo gyvenimo šiandien ir ką jis gali turėti ateityje. Sveikimas nuo priklausomybės pirmiausia asmeniui suteikia galimybę, suteikia šansą pagerinti savo gyvenimo kokybę, suteikia naujas galimybės, kad į jo gyvenimą ateis nauji geri dalykai, kurių jis anksčiau net nematė, neturėjo arba kuriuos jisai prarado per priklausomybę. Todėl čia labai svarbus akcentas, kad sveikimas, blaivybė žmogui visų pirma
duoda, neatima kažką, o duoda. Noriu pabrėžti 12 žingsnių programos reikšmę. 12 žingsnių programa vien dėl to ir populiari, kad visų pirma žmogui parodo teigiamą perspektyvą, kad blaivybė, sveikimas tau atvers naujas galimybės, dėl ko tavo gyvenimo kokybė gali labai pagerėti. Pagerės jau šiandien, jeigu nebevartosi, nebeloši, nebesisvaiginsi. Noriu pabrėžti savivertės ir savigarbos reikšmę. Paklausus kiekvieno žmogau, ar tu norėtum labiau save gerbti, ar tu norėtum, kad kiti žmonės tave labiau gerbtų, kad labiau džiaugtis savimi, savo gyvenimu, be abejo, kiekvienas žmogus atsakys, kad taip. Ir tai labai svarbus momentas, nes darbas gali dingti savaime. Žmogus gali netekti sveikatos ir būdamas blaivas. Žmonės gali kai kurie nusisukti, gali išduoti, tačiau savivertės, savigarbos, tikėjimo iš žmogaus niekas neatims. Žmogus tai gali turėti, jis tai turėtų vertinti ir tai yra pagrindinis tas blaivaus, tvarkingo gyvenimo variklis. Taigi, mylėjai, ir palinkėsiu visiems gyventi oriai, pagarbiai, tvarkingai ir iki susimatymo kitose laidose.